Karštos naujienos apie pakaitinę hormonų terapiją. Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų tarnyba panaikino ilgus metus moteris gąsdinančius ir klaidinančius įspėjimus dėl pakaitinės hormonų terapijos. Kaip sekretorius Kennedys sako, daugiau nei 20 metus prasta mokslinė informacija ir biurokratinis inertiškumas lėmė, kad moteris ir gydytojai turėjo nepilną pakaitinės hormonų terapijos supratimą. Mes grįžtame prie įrodymais pagristos medicinos ir vėl suteikiame moterims kontrolę jų pačių sveikatai. Atsitiktini imčių tyrimai rodo, kad moteris, kurios pradeda pakaitinę hormonų terapiją per 10 metų nuo menopauzės pradžios, paprastai iki 60 metų amžiaus, gali sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką iki 50%, Alzheimerio ligos iki 35%, o kaulų lūžių net 50-60%. Pakaitinė hormonų terapija nebus ideali visoms, bet tai suteikia moteriams galimybę be baimės pasitarti, konsultuotis su gydytoju ir priimti svarbiausius, geriausius sprendimus dėl savo sveikatos. O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.